Treneriai, prasidėjo rungtynės, na ir laukiam Hegelman tokio puolimo, spaudimo. Na ir rungtynių pradžioje gavot šaltą kibirą vandens ant galvos. Na, iš tikrųjų, aš be galo laimingas esu, nes tie du praleisti įvarčiai ir tas vyriškas pokalbis pertraukos metu, jūs matėt, kas įvyko antram kėlinį. Tai tikėjimas, tai charakteris ir, žinot, po 0-2 grįžti į rungtynės tikrai nėra lengva, žaidžiant su bet kuo. Tai didžiausi, na, net nežinau kaip pasakyti. Džiaugiuosi, labai džiaugiuosi už komandą, už tą visą parodytą charakterį ir, na, išplėšti tokią pergalę. Tai, na, aš manau, tai priduos mums daugiau jėgų. Kai komanda atsilieka rungtynėse 0-2 dviem įvarčiais ir eina į pertrauką, daug kas tikisi ir aš irgi galbūt tikėjausi, kad bus iškart kažkokie keitimai, nauji žaidėjai, bet ne, visi tie 11 vyrų, kurie atsilikinėjo ir pradėjo antrą kėlinį. Na, esmė ta, kad praleisti įvarčiai tai standartinės situacijas. Ir tai tokie momentai, kai, na, tu turi apsiginti ir, na, be abejo, tu gali įmušti bet kam ir prasileisti nuo bet ko standartinė situacija. Šiaip žaidimas, jisai nebuvo blogas tą pirmą kėlinį. Mes turėjom savo momentus irgi ir reikėjo išlaukti šiek tiek, tie keitimai buvo irgi planuoti, na, mes visą laiką juos atliekame ir svarbiausia tai, kad tie žaidėjai, kurie išeina, jie sustiprina mus ir, na, padeda siekti rezultato, tai irgi labai svarbu. Puolėjai ne ilgą laiką, bet pradžioj buvo tarsi turėjau progų, bet vis neįmuždavo. Dabar antros rungtynės pasižymi tiek vienas, tiek antras, džiugina jūs tai? Jie abu labai jauni puolėjai, tai iš jų tikėtis, kad kiekvienose rungtynėse jie muš įvarčių irgi yra sudėtinga, bet aš manau, jie tobulėja ir, na, tie keli įvarčiai, ką jie įmušė prieš tai ir šiandien, aš kaip ir sakiau praeitą kartą, priduos daugiau jiem pasitikėjimo ir, na, tikiuosi atsiradę tuose momentuose, jie juos išnaudos ir nebuvo taip, kad iki šiol jie neturėjo tų momentų, jie turėjo, bet kokiu atveju svarbiausia yra, na, pergalė ir tos įvarčius gali mušti ne tik puolėjai, tai svarbiausia, na, jie atliktų savo darbą irgi, kurį esu suplanavęs jiems ir na, galutinis rezultatas yra svarbiausia. Na ir turit iš tikrųjų saugų, kurie plėšo tinklus. Pernai Domantas Antanavičius ir Lazaras Kojičius šiandien irgi matėme. Nebus išstatyta sąskaita po to dėl suplėšyto inventoriaus? Aš manau, vadovai su mielu noru nupirktų dar vienus tinklus, jeigu, na, ne jeigu, o šiandien laimėjome, tai kad ir suplėšyti, tai nupirktų ir naujus, tai čia problemų jau. Na ir tokia truputį liūdnesnė gaida, futbolės, aišku, žaidimas, kur traumų neišvengsi, kas Domui atsitiko, lyg tai toks įspūdis, kad kaip strigo kelias atrodo, ar žinot, ką nors daugiau? Sunku pasakyti, iš tikrųjų labai gaila ir ką šiuo metu matau, tai na, kažkas tai gali būti rimto ir tai gali užsitęsti. Bet tikiuosi, kad atlikti tyrimai, kurie bus atlikti artimiausių laikų, parodys kažką pozityvaus ir tikiuosi, kad jis neiškris ilgam.